Na, tai trečia diena, 2 langai, bet čia buvo pertrauka, vos ne pusantros savaitės nebuvo sijono. Tai lupam, žiūrim, ką turim. Nu, atsifalcino visą tą. O irgi, va, kaip pabėgė. Ten atrodo, kaip pasiūta. Va, pasiūta, įdėjau silikoną. Bet va visas, mada. Tai kažkaip pamuša ten. Va čia vėl su įkirpimais. Nu, biški ne tai, bet prisikabinsim tą sijoną, kad nenuskristų. Nuardom toliau. Išimtas rėmas, kaip visada dalinai pripjauta. Ten visą krūvą atlieka. Paklijuosim kampus. Nu, įdėsim rėmą. Įdėtas rėmas. Pakišta difuzinė. Pakišta viską. Nu, dedam skardą. Saulė šviečia. Na, išardytas 6. Įvakas kirpti. Čia atsoma gal. Prakaltūrinė, bet bandysim pasisiūti. Tas. Ten vonioj. Pratėpiau silikonų. Visur, kur kažkokie tai tartini, įdėjau papildomą, nes skardą išdraskytą jau. Atsisiuvom, lupam rėmą. Ten bandysim uždėti žaliuzės, gal tiks senosios, bet lyg tai trūksta ten galia apie 10 cm. Nuvarupam rėmą. Nu va, vienintelis, kai rodžiu, čia buvo centimetras, bet čia irgi buvo pasisiūta iki čia, tai čia nebuvo pasiūta. Dabar perlenksim skardą biškį toliau. Čia buvo čia biškį čia atgal ir tada pasisiūs. Nes matosi, čia buvo vanduo, o čia tik tai pasisiūt, nu, kabėjo čia visas tas. Nu ką, turim seną gerą įrankį, kuris siūna tas siūlės. Nu va, čia sufalcinam, su to suspaudžiam. Senai reikėjo, bet prireikė. Na, padarytas darbas. Dedam žaliuzės. Čia senas buvo, tai nuo seno lango. Tinka tik 5 cm per trumpą. Šeimininkas sakė, dėdina ir gerai. Dedam antrą žaliuzę. Važiuojam namo.